Motyvacija. Kas čia per žodis? Žodis, kuris nieko nereiškia, jeigu neturi tikėjimo. Vienintelė tikra motyvacija yra tikėjimas. Tai yra tai, ko tu tiki, tai tu ir darai. Ir jeigu tu netiki to darbo, kuriuo tu dirbi, tu jo nepadarysi. Ir jeigu tu netiki draugais arba tais, kurie vadinasi draugais, tai tu visus sprendimus padarysi abejodamas jais. Ir jeigu tu netiki Dievu, tu visus sprendimus padarysi abejodamas Dievu. Taip kad. O kodėl tu turėtum tikėti Dievu? Ką jis tau padarė? Ką? Ką jis tau padarė? Pirmas dalykas, tai jisai įkvepia į tave gyvybės kvapą. Jis tau suteikia gyvybę. Antras dalykas, jisai tave pamilo be jokių sąlygų. Trečias dalykas, jisai tiesiog mėgaujasi tavo buvimu ir dalinasi savo meilę su tavimi. Ketvirtas dalykas, kai tu buvai neištikimas, jisai atsiuntė savo sūnų, kad tave išvaduotų iš tavo neištikimybės. Penktas dalykas, tai tiesiog, kad jisai padovanojo savo bendravimą tau ir trokšta bendrauti su tavimi amžinai. Kaip kad mano motyvacija ir mano tikėjimas remiasi tuo, kuo jis mane įtikino. Tai nėra tai, kad žmonės man papasakojo. Čia kaip ir su ta samarietė moterim. Sako, ateikit pasižiūrėti, ar tik tai ne jis bus Mesijas. Bet visi žmonės iš Samarijos to miestelio, kai jie suėjo pas Jėzų, jie pasiklausė jo ir sako, žinai, moterie, dabar mes tikime ne dėl to, kad tu mums pasakėjai, bet kad mes jį pažinom. Taip kad aš kviečiu tave perlipti per mane ir susipažinti su Jėzumi. Nes jisai yra tikras, realus asmuo, atėjęs žmogaus kūnų į šitą žemę ir asmeniškai už tave iškentėjęs visą tavo skolą. Tai yra, kad visą tai, dėl ko tu jautiesi kaltas, jis pasiėmė ant savęs. Kad tu daugiau nebesijaustum kaltas, kad tu daugiau nebesijaustum prislėgtas, kad tai, ką tu darai, nebegalėtų pakeisti tai, ko tu tiki. Nes, kad ir kaip aš suklyščiau, Dievas jau numirė už mane. Kad ir ką aš neteisingo bepadaryčiau, Dievas jau sumokėjo visą kainą. Ir šito dalyko aš savo veiksmais pakeisti negaliu. Todėl, kai aš patikėjau šitą žinią, aš pradžiai klausiu atsargiai, nedrąsiai, nežinodamas, ko tikėtis iš tikrųjų. Aš girdėjau daug pasakojimų, daug liudijimų Dievo meilės pasirodymo, apsireiškimo, tiek išgydymo forma, tiek santykių atstatymo, tiek skolų nurašymo, įvairiausių liudijimų. Viso to, ko man reikėjo, iš tikrųjų, tai, kur aš buvau, kokioje situacijoje aš atsidūriau, aš labai klausiausi tų liudijimų, norėdamas tikėti, vildamasis iš tikrųjų, kad ir man tai bus. Nes tiesiog kiekvienas žmogus nori gyventi gerą gyvenimą, jis nenori gyventi ten ligose, bankrutavęs ir nelaimingas. Ne, nei vienas mes taip nesukurti. Bet kai jisai mane įtikino,
per eilę įvykių. Dabar aš jau galiu pasakyti kaip tie samariečiai, bet aš kai atėjau, dabar jau nebe dėl kitų žmonių liudijimo žodžio aš tikiu, bet dėl jo liudijimo mano gyvenime. Jisai man įrodo, kad jis kiekvieną kartą įrodo, kad jisai su manim, jisai niekada manęs nepaliks ir neapleis. Todėl aš tave kviečiu, nekreipk į mane dėmesio, o tiesiog paprašyk, sakyk, Jėzau, parodyk man savo išgelbėjimą. Parodyk man savo planą. Ir aš tikiu, kad ši diena tau bus pati nuostabiausia diena pasaulyje. Dėl to, kad tu pažinsi tikrąjį kūrėją, tikrąją gyvybę, tikrąjį tavo meilės šaltinį. Ir tu pamatysi, kiek daug nuotykių ir nuostabių dalykų laukia tavęs. Taip kad būk palaimintas šiandien.